Atsiliepia mažos širdys, skambalėlis iš toli, kiekvieną rytą girdi mokiniai visoj šaly. Skambalėlių daug jau metų, bet vis jaunas ir skambus, mokinys jeigu priprato, daug švirkštų gyvas bus. Man įdomu širdį. Mama sakė, kad žodžiais vasarai ateis ruduo ir vis praūš diena, pavasaris ir vėl vasara. Taip, ateis tai vis Labai laukiu tos akimirkos, kai mama vyrišiai primins, kad atsiras didelį baltą kaspinį ir aš, laikydama rankose gėlių puokštę, su mama pasuksiu mokyklos link. Mama, tu pameni, kai atėjau į pirmąją mokyklą. Kodėl tu verkei tada? Kodėl? Tu sudėtum daryti dalykus, skaityti, rašyti, skaičiuoti. Aš norėjau kuo greičiau lėkti į tolus panašalį. Metai bėga, metai skuba, žemė keičia savo ribą, metai bėga ir žemė, mokyklą uždėti. Metai beveik išsijuokų, dar kiekvieną amžių, metai sunašu gavų, ir atleikime našalinį gavų. Praeitume šią nuostabią šalį. Susirinkome šiandien į paskutinę pamoką. Pamoka neįprasta. Jie dalyvauja vertybėje. Mes vienu šuoliu prabėgsime per visas pamokas. Pakartosime tai, ką išmokome per visus 4 metus. Linksmų čiulbuolėlių didžiulis būrys suskrido, subėgo per pro šitas duris. Nurimę pakėlė visi akeles į baltus skaičius ir į raidžių eiles. Paskui jie diktantą tylėdami tęsė. Atspėjo? Tai 4 jūsų klasė. Pirmoji pamoka – matematika. Spėsim uždavinį. Rašyti nereikės, reikės tai galvoti. Visi mokat skaičiuoti, visi žinot, kaip skaičiuoti. Turime ir naujų mokinių. Klausinėsim ir juos. Kad jūs mokat, aš tikrai žinau. Bet mes pažiūrėsim, ką mokyklai naujai mokiniai. Aš paklausiu kilogramas akmenų. Kitame 1 kilogramas plunksnų. Pasirinkite lengviausią. Sekantis svarbus. Ant kėdės 2 ryšuliai. Viename 1 kilogramas akmenų, kitame 1 kilogramas plunksnų. Pasirinkite lengviausią. Na, kas gali pasakyti, jau gali išvadinti? Ką Tadai pasirinkti? Akmenis pasirinkti. Ką Paulius pasirinkti? Plunksnas. Ką Vytukas pasirinkti? Edita? Plunksnas. Plunksnas. Teisingai, abudu sveria vienodai. Aš vis sakiau, 1 kilogramas akmenų ir 1 kilogramas plunksnų. Tik tai akmenų kilogramas būtų mažiau, tai būtų daug, bet jie vienodai abudu ryšuliai. Gerai, šaunuolis gestas. Toliau. Galvokit, galvoja, kad truputėlį. Skaičiuoja atidžiai, neskubėdami, skrido būrys žąsų. 1 priekyje ir 2 už jos. 1 gale ir 2 priekyje. 1 tarp 2
priekių ir 3 eilėje. Kiek žąsų skrido? Pirmiausia, tai norėčiau paklausti naujų mokinių. Dar pakartoti. Skrido būrys žąsų. Skrido būrys žąsų. Viena priekyje ir 2 už jų. Viena gale ir 2 priekyje. Viena tarp 2 ir 3 eilėje. Kiek žąsų skrido? Na, kas gali pasakyti man iš naujų mokinių? Negali? Pažiūrėti, kad nieko nemoka. Na, Šarūnai, 3. Kiek tau? 3. Gintarė, kiek tau? 3. O kodėl taip? 3. Tai 3. Arūnai? 3. O kodėl tas man gali pasakyti 3? Aš tiek daug išvardinau už žąsų, tik tai 3. Kodėl? Nu, tas gale priekyje, kita gale. Žąsys skrisdamų keičiasi, taip? Jų tik tai eilės tvarka pasikeitė, jų daugiau nei padaugėjo nei pradėjo. Taip, skrido 3 žąsys. Gerai. Kadangi mūsų naujieji mokinukai nieko nemoka, tai dar vienas uždavinys. O jūs didėkit, tik nesakykit. Ir vieną dėkutą. Naktį miške jūs prieinate trobelę, kurioje jiems žvakė, dujinį viryklį ir žibalinį lemą. Ką mes atiduosime? Aš noriu, kad pasakytų man, kas nori naujųjų mokinių. Degtuką? Pirmiausia, uždegkime degtuką. Gal padarė mamytis? Dabar pakartosime, pažiūrėsime kokios užduotis ir iš matematikos, ir iš gamtos. Aš jums duodu klausimą, jūs man atsakymą. Atsakymą aš rašysiu lentoje ir taip pat išspręsime, kai užpildysime visus šitos laigelius, gausime kažkokį tai atsakymą šitame kryžėje žodyje. Pirmas klausimas. Ilgio ir pločio sandrauga. Kaip? Plotas. O tik tai yra kas lengvai. Aš dabar jau girdėjau plotas. Teisingai. Žiemą, vasarą žaliuoja. Vidus sniegi eglė. Mažiausias 10 skaičius. Oi, aš nenoriu išskirtus. 0 yra taip. Geometrinė figūra, kurios visos kraštinės lygios. Jogita? Kaip vadinamėsi? Šarūnai, kvadratas. Teisingai. Didžiausias svorio matas. Didžiausias tonas, teisingai. Į slyvą panašus skaičius. Turina? Noris. Kuo baigėsi uždavinys? Kas būna gale uždavinys? Ašra. Ne. Ne.
dalykai būna, viskas. Arūnai sakė. Aišku. Sprendžiame uždavinį, kai būna viskas aišku. Ir paskutinis klausimas. Ką darome į sąlygą? Ne. Skaitome. Skaitome sąlygą uždavinio, mes skaitome pirmiausia. Štai sprendėm kryžiažodį, pakartojame. Ir gamtos žinias ir matematikų. Na, o dabar jūs man surasit, kur čia kažkoks terminas? Penkto karta yra ne. Matau, rankų mokiniai. Gal pailsėsime smagiai? Jisai mano kaip buvo mažiukai, bet mokumis tokį eilėraštų. 3 kartus tūpau rankyti, 1, 2, 3. 3 kartus treksėjai kūnyti, 1, 2, 3. Paplasnokį kaip karnys, atsisės kaip mokinys. Ne, patreksėjai kojelę. Ir sako, patys gerai. 3 kartus suplok rankyti. 3 kartus treksėjai kūnyti. 1, 2, 3. Tu plasnoki kaip karnys. 1, 2, 3. Atsisės kaip mokinys. Klasė, mes perskaitykim tą savo mažiukę klasę į čia. Mes kalbėsim kaip apie savo klasę, nes mes tuo mažuoju klasę turim dėsti perkėlę. Mes kalbam kaip apie savo klasę. Susirinkom iš tą klasę šiandien paskutinį. Iki šios dienos jūs šitoje klasėje bus šeimininkai. O nuo šiol jūs būsite joje tik svečiais. Atbėgsit per pertraukas pas mane ir bus tik svečiais. O šioje klasėje bus jau nauji šeimininkai. Gegužės 31-ąją į čia ateis mažieji pirmokai. Kaip ir jūs lygiai prieš 4 metus, birželio 1 atėjo į klasę mažiuliukai, nedidukai, taip lygiai gegužės 21-ąją į čia ateis mažieji pirmokai. Bet padovanokite jiems po gėlytę. Gerai, paimkit atvirus, kur jūs turit. Kai kurie turi nusipiešę gėlytę vakar, kurie neturi nusipiešę ir išvertą gėlę. Ją padovanokim pirmokams. Ten šitą sritinę pasidalinkit, gerai? Kas iš tiesų pasidėjus gėlytę, duoti draugui gėlės. Turim daug draugų ir mažų ir didelių. Tada būkim šiandien mes draugais, tik draugais ir draugais. La 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 la.
pasauly turim daug svečių. Ir mažų, ir didelių. Tad pabūkim šiandien mes svečiais. Tik svečiais, tik svečiais. Užrašus ir atnešiu ten toks pareiks, aš paskui nešiu į mūsų klasę. Pirmokučiai jūs davus po tokią gėlytę, ar neatsimenat jau? Neatsimenat jau? Oi, nedaug metų praėjau, jau neatsimenat nieko. Jūs gavo gėlytę, jūs skaitėš. Jūs skaityt, perskaityt. Atnešiu pasidėti į tas dušiai. Praėjus 4 metai. Visur ir visada buvome kartu. Mokėmės skaičiuoti, rašyti, skaityti. Mokėmės džiaugtis, judėti. Mokėmės juoktis, užjausti, paguosti. Visko buvo. Ne visada jūs buvote geri. Ne visada aš buvau teisi. Bet juk visi gali klysti, ar ne? Klysta maži, klysta dideli.
Edmundo Devičių apsakymą laišką dėkingumas. Apie ką tas buvo apsakymas, kas man gali pasakyti? Apie mokytoją, taip? Nuo kitų metų jūs turite daug mokytojų. Tad pasistenkit juos suprasti ir nesakyti, kad jie pikti, negeri. Kai jūs būsit geri, tai mokytojai bus geri. Kai jūs būsit negeri, tai aš būsiu pikta, taip? O kadangi būna taip daugiau, kad mes varom viską paskutinį būmų, tai ir varom. Tai šiandien būkim geri ir išmokyt, nors šiandien išmokyt būti gerai, tada tikrai mokytojai visi bus geri. Kai atveisit kitais metais pas mane, sakysit, kokie geri mokytojai, kaip smagu. Gerai. Kas pradės kaip aiškiai? Tavo mokytojų nokas gali sugadinti nuotaiką. Pamanyk, kiek metų dirba jis su mokiniais. Ir jei tarp jų daug gerų ir meilių, tai dar daugiau nedėkingų, kurie piknaudžiauja jų gerumu ir negerbia jų darbą. Kad ir šventasis juodėjas vis tiek retkarčiais supyksta. Ar tu pagalvoji, kiek sykių mokytojas ateina į mokyklą sirgdamas? Gal jis irzlus todėl, jog blogai jaučiasi ir jie labai skaudu matyti, kaip jūs nieko nepastebite ir apnaudžiaujate juos į būrus. Mylėk savo mokytojas, mylėk į tave, kad tavo tėvas myli ir gerbia. Ir to, kad jis yra paskyręs savo gyvenimo vaikams, kurie jį mėgiai pamiršo. Mylėk jį dėl to, kad jis apšviečia tau protą, duoda tau žinių ir auklėja tave. Kai užaugsi, nejaukiai neturėsite šiame pasaulyje. Tikėk manimi, mylėk ne tik tėvą, bet ir mokytoją. Ir tada tikrai matysi, koks pagarbiškas, iškankintas taurus kūrėjas. Visą tai išminsi, jei po 30 metų, ir tau bus labai svarbu, jeigu būtų, tu mylėsi. Atmink, mokytojas yra žmogus po tėvų. Ne tik kai tave pagiria, bet ir tada, kai tau atrodo, jog jis neteisingas. Mylėk, kai esi linksmas ir malonus. Ir dar labiau, kai jis nuliūdės. Visuomet mylėk jį ir visuomet su pagarba tarp jo ir mokytojas. Nes po žodžių kreidas tai naujausias švelniausias vardas, kai tegali žmogus duoti kitam žmogui. Taip paprastai, jūsų draugai ir suprasit mokytoją. Taip paprašysit mokytojas. Ir jūs, jeigu jūs žinosit, kad galbūt tikrai nereikia, jūs galite gražiai pasakyti, kad jūs abejoja, ar jis teisingai sako. Noriu vaikai, kad jūs užaugtumėt, mokinau 4 metus, kad jūs augtumėt gerais vaikais. Ir noriu, kad jūs ir toliau būtumėt geri. Nesivienytumėte suklydę pasakyti atsiprašau. Galę padėkoti ačiū. O galę pasakyti prašau. Tegul jūs lydi 4 kasdieniniai, bet šventi žodžiai. Ačiū, prašau, atsiprašau, dėkui. Kai pažvelgsi į savo suolą, kurį tavo ašaros laistė, pagalvosi, ar nepalikai ko nors jame. Ir tik tada, kai perėsi į aukštesnę mokslo pakopą, suprasi, kad tame suole palikai tai, kas visų brangiausia, nerūpestingas, vaikystės dienas. Šiandien jūs jau baigėte vaikystę, įžengėte į paauglystę. Paaugęs, paauglys. Aš jums vėliau atsinešti nuotrauką darytą prieš 4 metus. Patirti ją ir pasižiūrėti į ką nors. Ką kartai pažiūrėjai tą nuotrauką? Pauliau, ką sakei apie save? Visi šiepia. O pažiūrėjai
gyveno. Rimti, užaugę, rimtai protingi. Visi mažiukai, aš maža. Bet jūs tokį mažiukai buvau. Dabar jau lieta atsiklausiu šalia manęs. Reikia su manim. Aida, Gintaras, Arūnas, čia mane brauti reikia. Taip, jūs saugot ne tik ūgiu, bet ir protu, elgesiu. Ačiū Dieveliams už jų rūpestį, už tai, kad padėjo jums ir man įveikti nelengvą mokslo kelią. Ačiū jums už paramą, už gerą žodį, kuriomis man akimirkomis. Ačiū jums už jūsų vaikus. Ačiū, šalia esi, nuostabi, nepakartojama šviesi. Ačiū tau, kad po sunkios dienos ramybė atnešė delnus. Ačiū tau, už viską ačiū tau, kad ir saulė, ir žvaigždės matau. Ačiū jums už viską, ačiū jums. O užbaigsiu pamoką, pasigemčiau žodžiais. Būkim dideli ir savo kasdieną, ir šventim, ir sielvartu, ir laimę. Būkim dideli. Ne tam taip sunkiai mokymės gyventi, kad uždustumėm nuo smulkių gyvenimo kelių. Būkim dideli. Ir abejonėmis, ir siekiais, ir neapykanta, ir meilė. Būkim dideli. Būkim dideli, kad mums sparnų nerištų niekas į didžiulį tikslą padaryti. Štai ir baigęs pamoka. Buvo ji labai gera. Dabar dar minutėlę. Noriu paklausti, koks tai laikas. Aš bėgu, tu bėgi, ji bėga. Koks tai laikas? Ne. 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 Aš bėgu, tu bėgi, ji bėga. Koks tai laikas? Ne. 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 Galvojate naujai, mokiniau gavėte, tikriau šiandien žodžiu ne vieno. Gal visi? Nu, tai aš noriu išmokoti laiką. Ne. Ne. Koks tai laikas? Pertrauka. Ar eiti atodin žodžią? Kad tai galvo, jeigu ne, tai pabūkit tatą. Gerai. Pažiūrėk, kad jos nenulaužtų, pravėtą blinkę, taip? Kažžiūrėk, vandens, aš tai nemoku tų laužčių, žodžiu, reikia? Jau. Einam, Gintarai, išjungti iš to. Berniukai, einam vandens paprašyti. Pirma reikia duobę pripilti. Jo, atneškime. Abidvi kojas. Ne, išpilko, paskui, kai dėsi rūžės. Oi, paskandinai, dabar laukiu. Išeina, Paulė. Kaip dabar? Biskį dar
pažemė, įmeskit, kad nebūtų. Vaikai tegul. O tai ką jūs nedrįstate? Tai biskį žemė įmeskit. Na, mėtą po vieną pavogėlę, tavo gėlę atodinat. Oi, te būtinai labai gerai, o čia su žemė. Ramykite. Gražiai yra, nes būtų Nepipirkit, viens kitam už kalbą. Net nepipirkit, nes aš nekapau. Vaikai. Tai bus matyti. Tai jūs per vasarą prižiūrėsit bus matyti. Tiesiai vasarą. O, teisite, teisite. O kas gimnazijos sutikimo? Paulius išveikia. O kas gimnazijos? Paulius turi korgalės. Ne. Tikrai užaugo ir tikrai visi išeinat į kitą klasę, tai štai šitie žodžiai apačioje pažymų knygelis. Keliamas į 5. klasę ir keliama į 5. klasę. Į 5. klasę perėjot visi. Vieniems sekėsi labai gerai, kitiems sekėsi gerai, kitiems sekėsi truputį dar trūko. Nedaug trūko, bet tai jie pasitaisys 5. klasėje. Ir kai baigsis 1 trimestras, man atneš parodyti pažymų knygelę. Sutarė vaikai. Nustoj pažiūrėti, jūs mokysitės 5. klasėje. Pauliaus. Negaliu viršau žodžiu. Paulius? Nežinau, pasistenkit. Edita, kur jūs paimate? Na, aš pasistenkiau. Edita išeis iš mūsų klasės, išeis į kitą mokyklą, jau vienos draugės neturėsit. Būsit 26 mokiniai. Aistė. Šau. Ir dar geriau. Gerai, sekėsi ir dabar kaip kažkas. Evaldas. Ačiū tau. Sėkmė. Gintaras. Baigė čia. Kas gali? Senė žinau.
būti drąsesnis. Visiems aš norėčiau palinkėti, kad būtumėte drąsesni, nebijotumėte. Kai pertrauka jūs visi bėgioja, visi lakstote, visų balsus girdžiu, o kai pamoka, tai ne visų girdžiu. Aistė. Kristina. Šarūnas. Zuzana. Nu dar geriau. Ir dar tiesą pamačiau, Zuzana, noriu. Paaukit visi. Duoti mažiukai, kad nežinau. Dar vasarą. Įmokit kur nors už kojų mamytė, tegul pakabina tėtis ar ką daryti, bet paaukuokit tokį mažiuliukai. Nu jau čia Linai, Aidai, Gintarui, Jolitai, kita Jolitai, Ritai tai nereiktų. Bet visiems kitiems nereikia. Aida, Sidona mažiukė, Pusė mažiukė, Paulius mažiukas, Vytukas. Vytukas pats mažiausias, paskutinėjų klasė, būdamas 5 metų kūrų, tai dar jam gal ir nesakom, kad augtų greitai. Maida. Lina. Angus, reikia pasimokyti per vasarą. Mokykit, kalbėkit. Ir šiandien padainuosit tėveliams angliškas dainas, bet o ką žinote mūsų tėveliams? Sakė vaikai, jau neversti. Sakė neversti, jūs patys turėsit įsiversti. Gerai, Jolita. Rolandas. Jis pas mus nesimokino šį trimestrą, bet parvežė visus pažymius savo. Geras vaikas, taip pat. Geras. Bus kad ateisi 5 jau pas jūs ir su jums kartu mokytis. Kęstutis. Atsiprašom, aš suklydau per Europą vaikams ir iki galo. Vytautas. Ačiū, tai ir sumokė tada žūgynę. Pats mažiausias, kad jau neaugas. Ir Jolita. Gerai. Ačiū vaikai jums už gėlę. Būkit visą laiką tokie gražūs, kaip jūsų gėlės. Dabar jau pasidžiaugėt pažymėti. Pasidžiaugėt pasižymėti. Su dideliu vardu dėkojam tau už rūpestį, už nuoširdumą, už tai, kad vaikai mūsų tokį būkite. Kaip jau neverksai. Ačiū jums ir jūsų vaikams. Tikrai, kaip aš sakiau, mes badavomės tik tai tada, kada daug smulkmenų nedidelės būdavo. Aš visą laiką prašau, mokykitės gerai, kalbėkit garsiai per pamoką, neišdykaukit. Bet mūsų klasė tikrai vaikai yra geri. Jie išmoko bendrauti, nesibart. Jie paaiškino šiek, kad jie yra viena šeima ir kartu eis iki 12 klasės, kas eis iki 9, kas eis iki 12, tai iki 12. Šiandien dar aš galiu tik pasakyti tiek, kad klasės neišskirs, jinai kaip yra, visi vaikai, taip toliau eis visi kartu. Kas bus auklėtoja? Nu, dar negaliu pasakyti, kadangi nori viena, tai kultūkienė, jinai yra kūno kultūros mokytoja. Nori jinai, o kiek aš girdėjau, skirs turbūt Tunkulienė, tai yra istorijų mokytoja, tai čia dirbanti, gal vaikai. O jeigu jūs būsit vieni, tai vienai bus gera. Gera labai jinai, labai rūpinasi vaikai. Ir jeigu vaikai bus geri, bus ir auklėtoja gera. Gerai,
Mes norėtumėm trumpai, nes vaikai turėtų skirti eilės, dainas, vaidinimą. Gal po jau padarysim pertrauką, leisim nusifotografuosim į lauką tada. Dabar tokius vaikai taip, kad jūs stovėjau, knygutės pasidėti. Jau dabar aš priminsiu, jeigu jūs pamiršit, aš priminsiu. Rodos taip neseniai, rodos užvakar, vakar, pirmą kartą pravėrė. Čia išmokom skaityti pirmą raidę ir žodį, pirmą brūkšnį parašėme, kreivą tėvė. Mes pamilome šitą mokyklą, kai padangės kampų sulytų žysą. Nuo tada paaiškėtų nedrąsiai, įmąstyk vėdė mūsų pilis. Čia parašėme pirmąją raidę, kai mokėdavom kėlėm rankas. Skiemenim pirmą žodį suskaitė, čia įstringai pamilom knygas. Atsiprašom. You sing the song. Iš pradžių jums reikėjo mažai. Po pinigų dangaus, pilkų vyturio giesmės, lašo vandens. Noris pakalbėt benzinių apie tuos, kurie išdykę, pakalbėt apie vaikus, paukščiukus ir žvėriukus, apie lengvabūdį vėją, kur staiga apversus spėja, apie naktį kaip sparnais, išdykavimų pilnais, apie žvirblį ir varnėną ir apie ridiką dieną. Kas gi dar šiek tiek išdykęs, ne